diena, gerbiami mūsų miestelėnai, gerbiami svečiai. Iš ties šiandien ne tik šventinis renginys, bet ir istorinis įvykis, kai pirmą kartą mūsų miesto aikštėje suplevėsuos mūsų miesto vėliava. O mūsų miesto vėliava ir mūsų miesto istorija iš tikrųjų mena šimtmečius. Kaip jau minėjau, mes minėsim 495 metus šių metų rugsėjo mėnesį. Na, o būtent ta proga miesto valdyba ir sukūrė idėją, kad reikėtų mums paminėti šią datą iškeliant vėliavą. 1531 metais mūsų prasidėjo istorija miesto ir jinai tęsiasi iki dabar. Bet patys miesto simboliai, miesto herbas buvo patvirtintas tik 1792 metais, birželio 13 dieną, kai Stanislovas Augustas karalius mums suteikė miestui laisvojo miesto teisę ir patvirtino herbą. Po 200 metų atkūrus jau nepriklausomybę, Lietuvos aukščiausioji taryba pagal Každailio dailininko eskizus patvirtino mūsų šiuolaikinius simbolius, tame tarpe ir vėliavą. Ir čia mes turime būti dėkingi mūsų buvusiam tuometiniam Akmenės miesto merui Anisetui Lupeikai, kuris šiaip rūpinosi būtent simbolio atkūrimu. Na ir tikiu, kad mūsų iškelta šiandien vėliava plevėsuos dar daugelį šimtmečių. Tad kviečiu mūsų miesto bendruomenės atstovus, simbolizuojančius įvairius istorinius laikotarpius ir kartas, ateiti ir nunešti vėliavą prie stiebų. Mano miesto naktis su senoliais ringuoja. Apie žilą senovę, nuožmiausias kovas. Naktyje su tyla atminimai banguoja. Nepamirštas sėkmės ir sužymi klaidas. Mano miesto diena neilsėtis išaušta. Žydis sodai baltai, brangus vaisiai nunoks. Darbščios rankos lengvai ateities kelią aukštą audžia. Gaudžia varpai nuo aukščiausios kalvos. Mano miesto širdis lanką laiko į dangus. Taiklios strėlės viršum su darbais ir laiko. Kad laisvam džiugesy sūnus dukros gyvena, kad nevistų gyvybė teisingų planų. Mano miestas namai, aš gerbiu miesto bramą. Čia sugrįžus ramu, po kelionės ilgos rimtinlyčio pušyną siekia mėlyną dangų. Aš myliu savo miestą. Savo miesto viltis.
tikrų širdžių gerumo šaltiniai, gaivinantis pažįsta. Minčių ir rankų triūso papalėjai, į tėviškėlės dangų dainomis. Jei meilę žemę žmogų spėjo išmatuoti, sugrįžime lemtingą ateitimą. Jei mokate neimti, bet aukoti, jums laikas dega, dėkos ugniai. Beveik 5 šimtmečiai. Kiek saulėtekių ir saulėlydžių matė šis kraštas. Kiek žmonių čia gimė, dirbo, svajojo, mylėjo ir paliko savo pėdsakus. Kiek vardų nugulė istorijos puslapiuose, o dar daugiau žmonių širdyse. Istoriją kuria ne akmenys, ne pastatai ir ne datos kalendoriuje. Istoriją kuria žmonės. Kiekviena karta savo darbu, savo rūpesčiu ir meilę palieka tai, ką paveldi artimieji. Tegul akmenės plazdanti vėliava tampa naujų įkvėpimų saugoti tai, ką turime brangiausia. Savo žmonės, savo istoriją, savo tradicijas ir savo namus. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Akmenės rajono savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narę, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkę Juditą Puzonienę ir Akmenės seniūną Antaną Naujoką. Labą dieną, gerbiami akmeniškiai, svečiai atvykę į miesto šventę. Iš tikrųjų, ciklas vyksta labai gražių tokių jubiliejinių renginių. Mokyklos, bažnyčios jubiliejus, Akmenės miesto, kur taip dabar pagalvoju, po 5 metų. Tai aš nežinau, čia turėtų būti grandiozinis, visa Lietuva turėtų atvažiuoti švęsti. 500 metų bus Akmenėje. Ir iš tikrųjų reta rasi miestą, kuris galėtų pasigirti, kai aiškiai istorijos šaltinėse aprašyta, kada ir kaip, ir kai dar išsaugoti originalūs dokumentai. Iš viso neseniai žinojau, kad Prancūzijoje yra labai daug savivaldybių, ten truputį kitokia savivaldos sistema, 3 lygiai, mažiausių savivaldybių yra 39. Ir pagrindinės 3 sąlygas yra, kad atsirastų savivaldybė, tai reikia, kad būtų miestelėje bažnyčia, būtų ne mažiau kaip 1000 gyventojų ir būtų būtinai paminklas revoliucionieriam, reiškia atkūrusiam demokratiją, respubliką, ten ką tik Prancūzija šventė Bastilijos dieną. Tai Akmenė praktiškai turi galimybę prancūziškais įstatymais būti grina savivaldybė. Ir visa tai yra apima simboliai. Buvo labai gerai pasakyta tekste, kad istorija kūrė ne akmenis, ne sienas, o kūrė žmonės. Ir tas kartos judėjimas, ir šiandien tas simbolis, pakelimas vėliavos, jis visada atlieka tam tikro vienijimą simbolių. Gal kartais nebereikala, kai ir kareiviai prisiekia, pritūpia Lietuvos vėliavą, pabučiuoja, prisiekia prie pakelimo vėliavos. Ir šiandien, kaip aš sakau, Akmenė šitą vėliavą, kuri buvo dabar pakelta, neškit tvirtai, aukštai, stipriai ir švęskim mūsų gimtadienis. Labas vakaras, akmeniškiai, saviškiai, svečiai. Tikrai šiomis dienomis mūsų Akmenė švenčia labai gražius jubiliejus. Praeitą savaitgalį buvo mokyklos mano mylimos jubiliejus 430 metų, mūsų bažnyčios jubiliejus. Rugsėjį švęs ir miestas savo gražų jubiliejų. Daug buvo skirta renginių, tačiau vienas mane labai sudomino. Tai istorikės, žurnalistės Ilonos Kujaitės
knygos Nemeilė pristatymas. Iš tikrųjų, tai knyga apie asmenybę, karalienę Oną Jogailaitę, kuri davė pradžią mūsų Akmeniai. Ir iš tikrųjų mažai apie ją žinom. Ir kai buvo pristatyta knyga su dideliu susidomėjimu, aš ją jau baigiu perskaityti. Ir pamačiau, supratau, kad tokia iškili moteris, nustumta visų į šalį, nemylėta, tačiau išsaugojo tikėjimą, išsaugojo meilę ir atlaidumą visiems. Taigi, saviškiai, akmeniškiai, aš jums linkiu šių gražių jubiliejų progą turėti savo tikėjimą, mylėti vieni kitus, gerbti ir dar sulauksim tikrai gražių jubiliejų ir mūsų Akmenė ilgai skambės ne viena dar 100 metų. Su švente visus. Mėly akmeniškiai, labai smagu jūsų daug čia matyti šitoje aikštėje, kad nepamirštate savo miestelio, miesto, nepamirštate savo istorijos. Džiugu, kad Akmenės bendruomenė taip rūpinasi savo miestu, įgyvendina naujus simbolius čia. O jums palinkėsiu ką? Rūpinti savo mylimu miestu ne tik tai per šventes, bet ir kiekvieną dieną, kad Akmenė būtų graži, švari, tvarkinga, o dabar palinkėsiu geros šventės. Ačiū Jums. Yra vietų, kurio žmogų lydi visą gyvenimą. Net ir tada, kai keliai išveda toli, širdis visada atpažįsta namų pusę. Ji prisimena gimtojo krašto kvapą, senų medžių ošimą, bažnyčios varpų skambesį, gatves, kurio kadaise bėgo vaikystė. Grįžtantys kraštiečiai ir visas būrys akmeniškių yra gyvas įrodymas, kad gimtinė niekada neišnyksta iš žmogaus širdies. Kad ir kokie platūs būtų pasaulio keliai, jie dažnai veda ten, kur širdis. O šiandien širdis ten, kur veda visi keliai, o jie veda į Akmenę. Ir visa Akmenė šiandien plaka viena širdim. Ar girdite? Tai mūsų miesto širdies plakimas. Tad tegul šiandien jūsų širdies dūžiai ir muzika sujungia kartas, prisiminimus ir svajones. Tegul kiekviena daina tampa padėka mūsų miestui ir žmonėms, kurie jį vadina savo namais.
visus susirinkusius į duetų koncertą Viena širdim.